Tai kągi, 4 diena Kipre. O, atsikadruokim. Ir dabar turime 17:35, tai tik dabar atsilaisvinau po susitikimų. Ir nusprendžiau, kadangi šiandien iš tikrųjų turime žadėtus plus 26 laipsnius visą dieną, tai kaip tyčia lauke būti neteko, bet visas su bridžiais. Kažkaip matytis turėtų. Su bridžiais, su maikute. Žygiuoju prie jūros. Pakeičiau kelią, nes apie tą kelią 5 minučių jau pasakojau, vienu ilgesnių keliu. Ir norėsiu parodyti jums promenadą palei jūrą, nes nusprendžiau nueiti atsisėsti, atsigerti kavos su vaizdu į jūrą. Tai tiesiog apeisiu ratuką, tuo pačiu ir parinksiu žingsnių, nes, be to kažkaip netai blogai, 7100 žingsnių šiandien, bet darinksim virš 10. Tai va, dabar judu link promenados. Va čia beje artėjame prie to supermarketo, apie kurį vakar pasakojau. Tai buvo Papantonijo, dabar nupirko kiti, atnaujino, atremontavo, pakeitė asortimentą truputį. Na, bent jau savo ledų neradau, tų, kurios valgydavo su vyšnėmis, man labai patikdavo. Jų vietinės gamybos Kipro. Tai mielai aš čia valgydavom, dėžutę nusipirkdavau ir keliams vakarams užtekdavo. Tai to gamintojo ledais prekiauja, bet tų ledų su amareto, amareto tikriausiai, sakyčiau taip, amareto skonio tiesiog nėra. Tai vėl galite įsivertinti, kaip netoli yra supermarketas. Gerai, keliaujam toliau link promenados. Taigi, atėjome į promenadą, į dešinę pusę nebeisiu, galite matyti tenai uostelis, Pafoso kažkurios iš pilių liekanos, jeigu nemeluoju, ir taip pat krūva maitinimo įstaigų, beje, dalis jų visai neblogų. Tai va čia va galite matyti už tos jachtos tvirtovės įtvirtinimo liekanos ir šiok toks uostelis. O mes eisim į priešingą pusę, eisim link mano mėgstamos kavinės. Kaip ir minėjau, atsigert kavos, akinių nuo saulės jau nebereikia, 17:42, bet bent jau šiandien nešalta ir tikrai jaučiasi, kad saulutė pašildė Kiprą, Pafosą. Apie ką norėjau pakalbėti truputį, mes šiandien su kolegomis labai diskutuojam, kas tas operatorė EU ir kokia ta istorija, nes dabar einant į pasaulį kyla daug klausimų, pardavimam kyla klausimai, ką pasakyti potencialiam klientam, kaip save pozicionuoti. Ir aš puikiai suprantu, kad tikriausiai visiems yra visiškai nuobodu. Ten PowerPointinė prezentacija, vizija, misija ir kiti dalykai. Jie aišku reikalingi, be abejo, tai vienyje, tai kūrė bendrą vaibą, bet tikriausiai klientui tai
svarbus truputį kiti dalykai. Apskritai aš ką matau, kad mūsų klientas vis dėlto yra tas klientas, kuris naudojasi tą paslaugą. Visi, kurie nesinaudoja, tai jie ir nesupranta, kodėl jie turi mokėti daugiau. Jiems atrodo, pasiėmėm telefoną, nusifilmavom, kažką pasidarėm ir tipo gerai. Tai galima ir taip gyventi, aš neheitinu nei vieno varianto, bet grįžtant prie operatorių EU. Kas tai operatorių EU? Iš esmės tai yra prekės ženklas. Mano sugalvotas kažkada daug metų atgal, tikriausiai virš 10 metų atgal sugalvotas prekės ženklas. Ir netikriausiai iš tikrųjų, tai kažkur tai, nes pradžioje mes pradėjom biškį su kitu prekės ženklu, po to aš pakeičiau, tai tikriausiai 10 metų tikrai bus operatoriai EU. Ir aš supratau, kad tai tikriausiai istorija apie žmonės. Apie kiekvieną iš mūsų, kuris dažniausiai būna operatoriai EU projektuose. Ir iš tikrųjų turime ką papasakoti. Mano patirtis tiesioginėse transliacijose, išleidimas, inžinerija, naujų sprendimų paieška, rizikavimas pinigais, turiu pinti labai paprastai, nusiperki ne tą daiktą, gali išmesti. Tai nėra tokie dalykai, kurie reikalingi visiems. Tai yra labai daug specifinių dalykų, kurie niekam nereikalingi. Tai toliau, kas iš mūsų komandos? Giedrius, koks jo pagrindinis privalumas? Jisai visą gyvenimą ant vandens. Kas liečia filmavimą ant vandens, tai čia yra tikrai Giedrius. Kas liečia Eugį? Eugis faro operatorius, dirba tiesioginėse transliacijose kaip laisvai samdomas. Tai, kaip aš sakau, ekstremalių situacijų operatorius. Jisai jau įpratęs yra prisidengti nugarą, įsiterpti, atsirasti ten, kur reikia, turi daug drąsos. Irgi unikali istorija, sutikite. Linas su patirtimi Amerikoje 20 metų, irgi televizijos laidų filmavimas. Ką čia dar pamiršau, užmušišk Povilas, o Jėzus, 10 metų dronistas. 10 metų jis dronais ir gyvena, bet kokia naujiena mielai su manim pasidalina. Sako, Gintarai, ar tu girdėjai? Rasa padeda su logistika, peržiūri viešbučius ir visada gali būti kaip backupas, kaip užimti bet kurią poziciją trumpam laikui ir taip išgelbėti projektą. Tai, sakykime, iš tokių aktyviausių taip pat padeda ir kiti mano operatoriai, tai ir Dovis, ir Vaidas linkėjimai, su kuo daugiausiai dirbu. Ir Modė yra irgi kitas faro operatorius. Tai mes nusprendėm, žodžiu, pozicionuotis pasaulyje per, kas tai operatoriai EU, tai per žmonių istorijas. Tai dar iki galo tos koncepcijos neišdirbom, kaip tai turėtų atrodyti, bet nusprendėm eiti ne kaip prekės ženklas, nes iš esmės tai operatoriai EU, jeigu nelieka gerų specialistų, tai ir viskas. Ties to pabaiga. Tai va, dabar vyksta daug diskusijų, daug apmąstymų šito klausimu. Kaip mums tai pateikti klientui. O jūs, jeigu jums reikia tokio tipo paslaugų kaip tiesioginės transliacijos, tai jau žinote, kur kreiptis. Kalbėtis galime apie viską, apie įvairaus sudėtingumo ir įrodėm ir įrodinėsim, kad galim dirbti Dubajui, Žaliajam Kyšuly, Mykonos, kur tik patinka. Brazilijoje, Australijoje, nesvarbu. Ir aš esu tikras, kad tai irgi yra istorija apie tai, kad ir pats operatoriai EU stengiasi suvienyti tokius žmonės, kurie nebijo iššūkio, kurie pasiruošia, ne visada gal jiems viskas patinka, bet kurie tiesiog pasiruošia imti, daryti, atstovėti, nepabėgti, susigrumti su tais iššūkiais. Tai tokie pamąstymai, toksai explainas, paaiškinimas, truputį išplėtimas apie operatoriai EU. Va čia matote yra maudykla. Va šitoj vietoj nenori žmonės prisirenginėja, aišku, jie nenugi, bet tebūnie. Va čia
jie persirenginėja, o va ten va kur virš pastato kameros, ten yra persirengimo kabinos ir dušai yra čionai, žodžiu. Ir visas veiksmas vyksta ne čia va, o va tie tenai nuo tokio prailginimo šokinėja. Tai mes irgi su tom ateinam, nusirengiam, pasidam ant suoliuko rūbus ir šokam į vandenį. Labai smagu, labai faina. Šį kartą dar nelindau į jūrą. Rytoj skrenda Tomas, tai manau, kad pabandysim rytoj įlysti išsimaudyti, nes rytoj dar plus 26, bet vėl prognozuoja lietų. Na, žodžiu, čia prognozė keičiasi kiekvieną kartą. Tai va tokios mintis, tokie pamastymai, šiandien įtempta diena, tik dabar išlindau. Noriu kavos, tada grįšiu, žiūrėsiu kažką tai toliau užsibaigti. Reikia sumontuoti ir šitą video beje, nes aš labai nemėgstu palikinėti, atidėdinėti darbų. Ir dėl ko apie operatorių EU šiandien nusprendžiau papasakoti, todėl kad nuo rytojus greičiausiai jau prisijungs ir Tomas, tai imsim kokias nors kitas temas, o šiandien tiesiog pasinaudojau progą pristatyti, paaiškinti, kam įdomu, kas tai yra, kas tie operatoriai EU. Na štai mano kavinė, eisiu, susirasiu man patinkančią vietą, prisėsiu, rezervuotą matau uždėtą prie staliuko, kur norėčiau su vaizdu į jūrą. Na, hello. Va čia va šitą dvi vietą pasiimkime ir prisėskime, tai tiek. Na štai, latė jau čia, vaizdas niekur nedingo, pasimėgausime ir atgal prie montažo, kad paruošti rytdienai naują seriją. Praeitą kartą nepastebėjau, latė puodelis turi va čia va įlenkimą. Tai va taip va, toksai įdomesnės formos.